Pasaulio reitinge inovatyvumo Lietuva užima 35 vietą. Tai atrodo, lygtais viskas gerai, gražu, iš 133 šalių. Bet vėlgi mes čia dažnai lyginame su Estija, dabar kai kurios vietos nespralinti, kolegas mūsų Nerijus ir ponas Mauricas papasakos apie tai, Nerijus Mačiulis ir ponas Mauricas, bet apie tai vėliau. Bet Estija yra 16, nepaisant visų dalykų. Kodėl ir kur mes atsiliekame? Šiandien palyginsime Šveicariją, į kurią reikėtų mums lygiuoti, Švediją, Jungtinės Amerikos valstijas ir mūsų trys, taip vadinamus buvusius Baltijos tigrus, būsimus Baltijos vilkus. Taigi, kuo šiandien Lietuva blogąja prasme išsiskiria iš šių šalių? Pirmiausia, tai šalies išlaidos inovacijoms ir verslo moksliniams tyrimams. Trijose pasaulio inovacijų lyderėse inovacijos siekia daugiau kaip 3% nuo bendro vidaus produkto, Šveicarija 3,3%, Švedija 3,4%, Amerika, JAV 3,6%. Taip pat ten tiesiog pasikovoja, bet Trumpo pavojus didesnis Europai ypatingai, nes jisai žada įvesti ne tik 60% tarifus visam Kinijos importui, bet taip pat 10% ir importui iš Europos. Tai mes galime papulti kryžinę ugnį. Ir čia tik tais iliustracijai, kokia yra situacija. Amerika yra milžiniška vartojimo rinka. Amerikiečiai suvartoja daugiau nei ES ir Kinija kartu sudėjus. Įsivaizduojate, tai yra ypatingos svarbos šalis. Gamina kas daugiau, Kinija gamina daugiau. Tai toks gaunasi disonansas. Kinija gamina, Amerika vartoja ir tas karas gali baigtis įvairiai. Ypatingai, jeigu bus įvelta vis daugiau ir daugiau valstybių. Istorija parodo, kad tie karai dažniausiai gerojų nesibaigia, nes viena iš pagrindinė priežastis didžiosios depresijos 30 metais buvo būtent prasidėjo prekybos karai. Tuo metu Amerika buvo kaip Kinijos tokiam vaidmenį, nes po pirmo pasaulinio karo Europa biškai pasisprogdino, smuko ir tada Amerika su savo prekėm atėjo į Europą. Tada europiečiai sakė, ne, mums nereikia, įdėjo tarifus, amerikiečiai atgal, prasidėjo karas ir matėme, kad laikotarpis buvo tikrai prastas. Beje, įdomu tai, kad tuo laikotarpiu Lietuva pakankamai neblogai įsivynioja. Čia pat irgi viltys į šį kartą, nes mes išlaikėm ir fiksuotą valiutos kursą ir sugebėjome pakankamai su minimaliais nuostoliais iš tą krizelį išlaukti ir po to netgi sekė ūkininkų laikotarpis, kol nesugadino ten viską nacija atėjo. Automobilių akcijų kainos irgi nespindi Vokietijos, visų yra prastesnis rezultatas nei bendro indekso, ypatingai Volkswagen Continental yra didžiulis minusas ir palūkanų normų mažinimas tikėtina neišvaduos bent jau Vokietijos ir tikėtina visos Europos Sąjungos, kurį laiką bent jau iš ekonominės sąskaitų. Lūkesčių indeksai pastarųjų mėnesių rodo, kad Vokietija apskritai lenda į recesijos kvadratą ženkliai, taip kad tikėtina matysime ir BVP rodiklius pakankamai prastus. Tai kas... Ir tam tikrų ženklų yra. Štai pažiūrėkite, BVP Lietuvos didėja ir trečią ketvirtį to bus paskelbti duomenys. Labai tikėtina, kad Lietuvos BVP augimas eurozonoje bus pirmoji vietoje trečią ketvirtį, viršys 3%. Bet jeigu mes žiūrime produktyvumą, BVP tenkantį vienam dirbančiajam, jis jau mažėja beveik 3 metus. Tai tą BVP pakėlė imigrantai, bet vieno imigranto sukuriama pridėtinė vertė yra daug mažesnė negu čia jau dirbančių asmenų pridėtinė vertė. Su visą pagarbą. Diena, kas vyksta? Aš perėsiu biškai kitą. Taip, prašau, labiau matyti žemėlapį. Tai, kaip ir buvo minėta, palei pasienį susitelkė priešiškos pajėgos, tai yra armijos dydžio vienetai. Šiaurėje turim netgi 2 armijos, 2 ešelonai sėdintis ir šiame scenarijoje raudonasis vaidinės filas, jisai pasitelkė seną, žinoma, jau istoriškai mūsų scenarijų pagrindinė kryptis puolimo buvo per Latviją, per Daugpilį ir einant su tikslu susijungti su pajėgomis Kaliningrade. For more NATO to come. Many in NATO and those on the outside of NATO don't understand that the articles of the Atlantic Charter, they always focus on Article 5, collective defense. But before Article 5 is Article 3.
And Article 3 says that a nation, Lithuania, is to prepare for its own defense and create excess capacity to aid in the collective defense of the whole alliance. So, pirmiausia, esu labai dėkingas už šitą intelektualinį pratimą, kuris paremtas mūsų puikiai žinomų, pažįstamų, autoritetingų mūsų generolų NATO gynybos planuotojų patirtimi. Tikrai visi labai vertinam, tai gera paskata judėti į priekį. Savotiškas stres testas dalykam, kuriuos darai dabar, ir pamąstant apie tai, ką reikia daryti dar geriau. Iš ties, manau, esminis dalykas šitos simulacijos, šito intelektualinio pratimo, kuris yra labai svarbus ir labai naudingas, kad mes kaip valstybė vis tik tai esant tam tikrom prielaidom ir tiem tikriems sprendiniams galim patys savarankiškai apsiginti nuo mūsų egzistencinių priešų. Jūs dažnai, jeigu matot manęs spalvoja panašiai, toliau. Mes privalom tai dirbtinai didinti jų, kaip sakant, gebėjimą kariauti. Ne. Mes siunčiam juos į Angliją, į Vokietiją, į kitas vietas, į Lietuvą. Nėra, kad tam viskas blogai. Bet, kai sužinai, kad, pavyzdžiui, Britai ilgą laiką treniravo ukrainiečius pagal, sakykime, programą, kuri bus sugalvota pagal Afganistano pavyzdį. Visiškai kitas karas, kitas situacija. Ir jie grįžta į Ukrainą ir prašo mūsų, juos, tai sakant, paruošti karo. Dėja, mažėsis bus labai sunku, nes čia dabar bus ar Big Techas ir Amerika, ar Kinija. Ir mes, iš esmės, tai yra, manau, kad iPhone tipo inovacija, tai yra tas pats, kas buvo iš kompiuterių, kai perėmė telefonų, kai atsirado nuo fizinių serverių perėjome į cloudą, taip pat dabar atsitiko viskas su dirbtiniu intelektu. Dabar, kas yra, kad iš esmės didelės korporacijos, jos bando laimėti šitą geimą, nes tai gali iš esmės perkratyti jų visą biznio modelį. Kalbu apie Google, apie Meta, apie Apple, TikToką ir kitus dalykus. Ir viskas dabar paremta yra energetika, reikia visiems labai daug elektros, tam, kad mokyti tuos ir tų čipų, kad mokyti AI modelius. Dabar mes visi, kur darom tą dirbtinį intelektą iš mažų valstybių, galim tik naudotis jūsų technologijų. Tai jie labiau eina infrastruktūrą ir ten kovos didžiosios galios tikrai technologijų. Vadinasi, tai tuo kitų kelių patys vystyti produktus, ar tik jais naudotis? Tai vystyti kol kas tikrai mes nesam pajėgus, čia kalbam apie 100 milijonų milijardų investicijų ir turbūt vos net nuklear energijos gavimą. Žinau, kad, pavyzdžiui, Prancūzija yra kalbama, kad atominė elektrinė vien AI galvoti, kaip čia galima būtų pajungti tiesiogiai, kad elektrą daryti. Nes tai reikalauja milžiniško elektros energijos išteklių. Generuoti visą pasaulio duomenų bazę, visą pasaulio kompetenciją. Tai dėl tos istorinės galimybės, kaip jie pasinaudoti, kur čia gali būti mūsų verslo niša. Tai ką? Bet visų pirma, man atrodo, labai, ką pastebim, kad labai yra mažas adaptyvumas prie viso šitos technologijos. Labai daug verslų dar nelabai iki galo žiūri. Pavyzdžiui, kas teisinių kontorą. Tikrai dabar yra, kurių gali labai greitai scenarijų parašyti, jums daug efektyviau pradėti dirbti. Tai man atrodo, kad visų pirma reikia galvoti ne kaip naują čia verslą sukurti su to dirbtiniu intelektu, nes čia visai kitas yra geimas, bet kaip tam jūsų versle visiškai užefektyvinti, optimizuoti ar greitį ar produktus, nes tą tikrai daro visi jūsų konkurentai. Tai čia yra, ką reikia tikrai galvoti daryti, iš esamų verslo procesų kaip gerinti. Nuo finansų, skaitos, buhalterijos, gal jie esate transporto įmonė, kažkur tenais galima tą panaudoti. O kita tema tai yra, kokius galima naujus produktus iš to sukurti. Tas yra visiškai kita tema, tai mes tą dabar bandom daryti su tuo AI hubu, bet čia irgi taip greitai viskas šitą, atrodo, kad dabar ta galimybė yra ir jau po kokių 13 mėnesių ar 15 mėnesių bus per vėlu. Tai yra tas jausmas, Eimantai, kad traukinys važiuoja ir tu turi spėti į paskutinį vagoną, yra toksai gyvenimas. Viskas lekia, ar tu čia spėsi ar nespėsi? Netgi ta komanda, kuri dalyvavo hackathone, jis sakė, šiaip mes, sako, buvom pensininkai, jau uždirbom pinigų iš kitų verslų ir buvom atsitraukę, kad matom galimybę, kad turim dar 3-4 metus padaryti ir dėl to mes grįžtam į tą aktyvę rinką ir kažką norim čia nuveikti globaliam veikimui, nes čia labai maža rinka ir mes turėdami patirties ankstesniuose darbuose, turbūt tai buvo jau išmokę. Puiku. Ponai ir ponios, jūsų aplodismentai.
Kodėl? Todėl, kad jeigu giliau paanalizuoti Rusijos BVP struktūrą, galime atrasti, kad netiesiogiai iki 80% viso BVP yra susijusi su dujų ir naftos sektoriumi. Ir tik 20% to, ką rusai pagamina savo rankom, yra visa kita. Ir tai skaitant metalų tiekimą, ir tai skaitant grūdus, kur tai yra vienas iš globalių lyderių. Pavyzdžiui, aš jums galiu parodyti, mes turime LNG Independence laivą, kuris vadinasi Independence. 2 metai po tos strategijos patvirtinimo Kaliningrade atsirado identiškai to paties gamintojo tokio pačio dydžio laivas. Jo pavadinimas jau yra Independence, aišku, o Maršal Vasilevski. Kasgi tas Maršal Vasilevski? Maršal Vasilevski buvo maršalas Raudonosios armijos, kuri karo metu kovojo ir jų nuomonė išvadavo, kitų nuomonė užkariavo, bet pradėjo savo karinius veiksmus Donbase, Kryme, užkariavo Baltarusiją, Baltijos šalis ir maršalas Vasilevskis savo karjerą ir savo darbą pabaigė užimdamas Karaliaučiaus sritį. Pirmoji fazė buvo susijusi su galimybė pateikti neturėti rusiško vamzdžio monopolio. Ir tas prasidėjo ne nuo dujų, o prasidėjo 2006 metais, kai neribotam laikui buvo uždarytas Družba naftos tiekimo vamzdis ir buvo rizika, kad Mažeikių nafta nebegalės toliau dirbti, bet Būtingės terminalas buvo perdarytas su galimybė daryti importą ir tas monopolis buvo sulaužytas. Antra fazė energetinio išsivadavimo, kurią turbūt daugelis girdėjot, tai buvo integravimas į europinius tinklus ir atsijungimas nuo rusiškų tinklų. Na ir yra trečia fazė. Ir daugelis gal, kad tai jau ir viskas, tai yra tikroji nepriklausomybė. Iš tikrųjų yra dar viena nemažiau svarbi ir labai esminė fazė, tai yra globalus kainų konkurencingumas energijai, nes Rusija naudoja energiją kaip ginklą ir būtent kainos, tikros arba tariamos geros kainos faktorius buvo paskutinis tas toksai ginklo būdas, kuris buvo visą laiką Rusijos naudojamas, bandant užvaldyti aplinkinės valstybės, korumpuoti aplinkinius politikus ir taip toliau.